žvejybose, kada žuvis būna neaktyvi, mane gelbėja sweetnut boiliai, pagaminti iš tigrinių riešutų. Greičiausiai nėra tokio karpio, kuris jų nemėgtų. Į jų sudėtį taip pat įeina pieno ir kiaušinių baltymai, žemės riešutų miltai ir įvairūs kiti ingredientai, kurie puikiai vilioja karpius. Man labiausiai patinka mixed versija, tai iš to mixed versijoje yra 15-ukų, apvalių 20-ukų ir dambeliukų. Tai pagal dugno struktūrą ir pagal kimbančią žuvis galima pasidaryti norimą masaliuką. Su dumbbell formos bailiukais išeina puikus balansuojantis masalai. Netrukus parodysiu, kaip juos darau ir kaip atrodo jie po vandeniu. Štai koks gražuolis 4 ryto aplankimas. Kokie žvynai pasigražus.